vis ieškojau progos grįžti į šitas pelkes, kur dabar esam. Neseniai čia buvau jau, padariau video, į kažkurį kampą čia įdėsiu. Paspauskit, kas nematėt, pažiūrėkit, tikrai įdomus gavosi. Ieškojau tokios priežasties, kad čia vėl grįžti, pažvejot, labai norėjau. Ir ta priežastis atsirado, o atsirado todėl, nes visas pajūrys skęsta, viskas apsemta, užtvankos irgi, nu žodžiu, nėra daug pasirinkimo, kur žvejoti. Tai galvoju, jo, dabar pats tas laikas varyti karjeriukus. Nes čia vanduo daugmaž, sakykime, visada lieka skaidrus. Jis gali pakilti kažkiek, gali nusėsti, bet, nu, vanduo bus skaidrus, bus įmanoma žvejot, bus viskas gerai. Braidysim. Yra lapkričio vidurys, tai iš tikro sėdžiu čia kaistų baisiai, nes prisirengiau 3 sluoksniais. Nu, jau turim lapkričio vidurį, jau nešilta, vanduo nešiltas. Nei vėjelio, visiškai. Nu, laipsnių turim dabar apie 6-5 plius minus. Yra apie 10 ryto. Kažkiek gal dar pašils, bet oras o toksai. Iš tikro tai nėra labai gerai. Būtų gerai, kad būtų nors koks nedidelis vėjukas, kad truputėlį padrumstų to vandens paviršių. Matot, vanduo kaip stiklas, tai kelsim bangas, kelsim triukšmą. Nu nežinau, nu bet ką darysim. It is what it is. Čia mes stovėjo patys nepripūsim, tai turim žvejoti. Vis tiek. Pabandysim, bičiuliai, kažką truputį natūralesnio uždėti, aš manau. Vanduo, bičiuliai, tai toks labai maloniai vėsus. Aišku, nebūčiau prisirengęs kaip meškinas, tai jis būtų ko gero tada jau nemaloniai vėsus, bet dabar tai liuks. Kol kas, bičiuliai, nei kibimo. Mes jau nuo tenai sakykime, jau apėjom čia pusę šitos pelkės ir nei kibimo. Visuose vietose, kur praeitą kartą turėjom kibimų, visiškai nieko, nulis. Atrodytų, kad ta pelkė tokia, nežinau, nelabai gyva. Bet mes žinom, kad čia yra lydekų, yra daug ir yra bent viena. Nu jau tikrai ne kilograminė. Tai va, o dabar kol kas visiškai nieko. Mėtau. Kažkoks jausmas truputėlį, kad daugiau dar pakrytęs vanduo, pakritusios dar žolės ir tos lydekos ko gero gerokai atsargesnės dabar. Bet aišku, jeigu jos maitintųsi, tai jom būtų dzin, jos kibtų. Gal tiesiog man reikia išlaukti tam tikro laiko. Bet aišku, braidant lapkričio vidury labai ilgai laukti nesinori. Tai nežinau, bičiuliai,
Pabraidysim dabar, pažiūrėsim, kas gausis dar. Truputėlį pravažiuosim į kitą vietą. Nežinau, dar po kol kas bando mėtyt kažką išgimdyti. Opa, bičiuliai, turim žuvį. Yes. Atrodo visai nebloga. Kaip čia ją dabar geriau, kur mum atsivesti? Ja. Nu ką, nors vieną, blemba. Žalėse. Pirmas. Yeah. Wow, bičiuliai. Išsikratė kablį. Ok. Yes. Pažiūrėkit, kokia graži. Šakės auksinė. Gerai įmitus. Nu, ne super didelė. Gal apie kilogramą, bet labai graži lydeka. Wow. Ir labai gražiai nubėgo. Jau kai cimbolaičiai pradėjo pasiekinėti kritinį atvėsimo lygį ir bum, lydekiukas. Iš tikro, vieno kibimo nenufilmavau, grinai toj pačioj vietoj. Gali būt gal čia netgi ta pati lydeka, 2 kartus kalė. Tai okei, pirmą turim jau gerai. Bet jau ilgiau aš čia braidyti nebegalėsiu. Greitai dar porą metimų ir lipsim į krantą, truputį atšilti ir turbūt pavažiuoti šiek tiek į kitą vietą, kur mes praeitą, kad pagavom tą didelę tą lydeką. Opa! Prie kranto. Gerai, lydekiuk. Tu labai mažas esi. Viso gero. Sveikas. Plauk. O ką, galbūt pradėjo maitintis? Nu ką, sakykim, pirma žvejybos dalis baigės. Kas kitaip negu praeitą kartą. Kitaip tai tas, kad šaltesnis vanduo, mažiau žolių, visiškai nėra vėjo. Šiandien apsiniaukė ir nelabai matosi tos akys, kur praeitą kartą, kai buvo saulė, ne? Labai gerai tada polarizuoti akiniai padėjo ir mes labai puikiai tokiuose visokiuose akyse gaudėm tą lydeką. Ir buvo taip lengviau matyti žolių kažkokią žolių liniją ir palei pat ją vesti maslą. Dabar apsiniaukia, sakykim, daug tamsesnis apšvietimas, tai taip gerai nebesimato nei tos žolių linijos, nei tos akys. Tai kažkiek sunkiau žvejoti ir sakykim, galvoju, gal per anksti aš tą žvejybą pradėjau. Nes visi kibimai, 3 kibimai, visi per paskutinės 15 minučių, 1 valandą laiko, galima sakyti, prabraidžiau tuščiai. Nu, ruduo, vėlyvas ruduo, taip yra. Važiuosim dabar, bičiuliai, į kitą vietą. Čia truputėlį mažiau tų žolių, tai
Pabandysim šiek tiek su pliku kabliu pažvejoti, kad netyčia, jeigu ką, nepraleist kibimų. Nes kiekvienas kibimas šiandien labai svarbus. Pradžioj tas vietas, kur įmanoma apmėtyti su pliku kabliu, pabandysim apmėtyti su pliku kabliu. O po to užsidėsim ofsetuką. Opa. Turim lydekeišoną. Nedidelį. Nedidelį. Nu va. Wow. Ne vien ta didžioji čia gyvena. Gyvena va ir tokia. Gerai, toj mes ją greit gražiai paimsim. Nu va. Lydekiukas. Gražus. Neapšepęs, pavalgęs. Nu va, smagu. Toj mes ją pabandysim gražiai paleisti. Dar viena. Nelydukė. Ką, bičiuliai, porą metimų ir jau 2 lydekaitės. Nu, šita dar mažesnė, bet vėl tokia, nu ką žinau, pakankamai tokia kresna, raumeninga, stipri. Gražus, nedidelis, bet gražus lydekiukas. Kažkaip prasidėjo lietus, ne, toks kaip tik labiau lydekinis oras, bet kibimai baigės, tai gal šios tiesiog prieš lietų buvo sujudusios, o sujudo, pasimaitino ir dabar lyja, nori stovėk šlapk, o mes sėdim žolės ir virškinam. Tai va taip, bet dar truputėlį pamėtysim, pažiūrėsim, gal dar kažko išlauksim. Tokie reikaliukai. Tik atvažiavom, greiti kibimai. Jau galvojau, duosim gazo čia, bet yra kaip yra, daugiau nieko nebėra. Truputį ir nulyjo viską. Dar bičiuliai, ką pastebėjau, kad jau prie kranto čia kažkur tiek mailiaus daug ir raudžių. Nu, žodžiu, lydekų maisto nebesimato. Jau jis turbūt yra kažkur galbūt į gilumą suėjęs, į vandens vidurį kažkur, arba tiesiog mažiau juda ir tiek nesimato, tai jau viskas po truputį pereina į žiemos režimą. Kiek esu pastebėjęs, kad žiemą link žiemos, tai kažkaip jos tokiais sukilimais sukyla, pakimba kažkiek neilgai ir po to vėl ramu.
Ir tokių sukilimų gali būti 1, gali būti 2, gali būti 3. Reikia tik juos užtaikyti.